Labas! Šitame video gydytoja Birutė Čijunskienė atskleis naujausias celiulito gydymo metodikas. Perprasite, kokios nesudėtingos namų sąlygomis naudojamos priemonės gali padėti suaktyvinti kraujotaką ir pagreitinti limfos tekėjimą. Gydytoja paaiškins, kaip protarpinis badavimas gali padėti ne tik riebalinio audinio svorio korekcijai, bet ir kolageninių ląstelių atstatymui ir celiulito mažinimui. Limfos savimasažas. Ką svarbu žinoti atliekant limfos masažą patiems namuose. Suprasite, kokie fiziniai pratimai padės stimuliuoti raumenis ir išjudins net tas raumenų grupės, kurios niekada nebuvo aktyvuotos. Atskleisime, kokios mitybos rekomendacijos yra ypač svarbios celiulito profilaktikai ir kokie maisto produktai padės pagerinti būklę bei praturtins organizmą kolagenu. Papasakosime apie naujausią celiulito gydymą infraraudonaisiais spinduliais ir kaip celiulitas yra susijęs su miego hormonu melatoninu. Dirbtinai sukurti cheminiai junginiai – ksenoestrogenai. Suprasite, kur jie yra aptinkami dažniausiai ir kaip jie lemia riebalų deginimą. Na ir galiausiai gausite top maisto produktų ir natūralių priemonių sąrašą, kurie padės sumažinti estrogeną, stimuliuos ksenoestrogenų pasišalinimą iš audinių bei padės kompleksiškai pagerinti viso organizmo būklę. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui ir perduodu žodį mūsų mylimai gydytojai, lektoriai Birutei Čijunskienei. Ir čia artėjame jau prie mūsų tikslo, ką mes turėtumėm prie to kompleksinio celiulito gydymo. Kaip žinote, gydymas nėra, kad būtų viena kokia kapsulė ar tabletė ar viena kokia tai priemonė, kuri sugebėtų tą mums celiulitą išgydyti. Deja, reikia viso komplekso pastangų ir priemonių, įjungti fizinį aktyvumą, pratimus, treniruotės, hormonų balansą koreguoti, atlikti detoksikaciją, tikslinę odos priežiūrą, kontrastiniai dušai, masažai. Jau kritiniais atvejais mūsų specialistai gali gana daug padėti. Tai yra ir dermatologo, ir kosmetologo, ir spa centruose yra įvairios paslaugos ir jų patarimai. Be abejo, mityba be cukraus, mažinti angliavandenius, mažinti ksenoestrogenus ir priešuždegiminę mitybą. Čia apie ją aš negaliu šiandien tos temos išvystyti, nes antiuždegiminė mityba, tik tai grubiai pasakysiu, kad tai yra angliavandenių sumažinimas, ypatingai cukraus vengti pieno produktų ir baltų miltų gaminių. Ir čia dar yra patarimai, kas turėtų būti, kokie produktai rekomenduotini. Kas mums į šitas visas fazes, kur yra pakenkimai, galėtų padėti? Raumenų stimuliacija, fizinis aktyvumas, raumenų tos gerinti kraujotaką, aišku, tas raumenų aktyvumas skatina ir riebalų deginimą, ir medžiagų apykaitą greitina, padidina augimo hormono gamybą. Yra rekomenduojami tokie trumpalaikiai intensyvūs pratimai, kaip sprintas ar kažkoks ten 10 sekundžių, kiek galima 100% įjungus visą savo rezervus, visą jėgą. Tai yra toks trumpalaikis intensyvus pratimas ir su ilga atsistatymo pauze. Jokių būdų neturime atlikti pratimų, kad jausti nuovargį ar kažkokius tai raumenų skausmus. O be to, jeigu turime kokių ar tai sąnarių, ar tai kokių tai susirgymų, kurie mums neleidžia šito atlikti, tai reikėtų viską daryti palaipsniui. Tai turėtų būti tada tokia optimali, periodiškai pasikartojanti treniruotė. Bet
Kitas labai įdomus pastebėjimas, būtina jungti atbulinį ėjimą. Nustebsite, o kodėlgi tai? Tai tikslas yra stimuliuoti, nes apatinėje kūno dalyje yra paskaičiuojama, kad turime apie 90 raumenų grupių ir visus tuos raumenukus reikia sustimuliuoti. Ir aš, būdama jogos stovykloje, ir mūsų jogos mokytoja būtent davė užduotį atbulinį ėjimą, ir ypač jeigu dar turime kokį tai ar tempimą, ar kokį tai traukimą, tai dar mes sustipriname tų raumenų, kurie galbūt niekada pas mūsų nejuda. Ir netgi ant bėgimo takelio galima tą įsijungti atbulinio ėjimo režimą. Tai yra tie raumenys, kurie niekada nebuvo aktyvuoti, bus įjungti. Įvairiausių rasite patarimų internete, būtent čia yra tikslas man parodyti, kad mes turime paveikti kiek įmanoma daugiau raumenų grupių, ypač kojose, sėdmenyse, pilvo preso ir panašiai. Čia tikrai tik reikia noro ir galima prisitaikyti. Be abejo, odos poveikis irgi turi, nes stiprinti kraujotakos, limfos tekėjimą, įvairios masažai su šepečiais, infraraudonųjų spindulių saunos, bioptronus turbūt turime, apie juos kalbėjome, kad melatonino, antioksidanto pagamina. Ir tokių labai ilgų, kaip sakiau, treniruočių su skausmu tikrai nereikalinga. Toliau mano autoriai labai rekomenduoja mums iš savo mitybos įpročių išbraukti užkandžiavimą. Tas užkandžiavimas, kiekvienas kąsnis padidina ir išskiria insuliną. Ir insulino rezistentiškumas, kuris būtent ir užblokuoja iš ląstelės išeiti tiek riebalams, tiek gliukozė. Ir prasideda toksai užburtas ratas, nes reikalingas tarpas tarp valgių, kad organizmas suspėtų atgaminti hormonus, virškinimo sultis, pakankamos koncentracijos, ir kad suspėtų per tą pauzę, kol mes nevalgome, ne tik tai paruošti naujai maisto porcijai, bet sugebėtų ir apsivalyti. Jau visai netrukus grįšime prie gydytojos paskaitos. Jeigu jūs esate iš tų, kurie ieško ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamuoju audiniu, kaip papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų ir sąnarių būklę, maitintis sveikiau ir, aišku, būti fiziškai aktyvesniais, jums apačioje po šito video palikau specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo bei psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Ir šiandien tas mokslas apie autofagiją, kada yra ląstelė suvalgoma ir, kaip mes sakome, jeigu yra kokia jau pakenkta, suirusi ar pasenusi ar serganti ląstelė, tai ją tiesiog sunaikina ir panaudoja kitų ląstelių gamybai. Tai būtent čia atkūrimo procesas. O tas atkūrimo procesas vyksta tada, kai yra tas tarpas tarp valgių, o intensyviausiai jisai vyksta naktį, kada mes jau nevalgome. Ir mes esame aptarę tas vėlyvas vakarinis valgymas, kiek jis mums yra žalingas. Ir autoriai siūlo daryti tą intervalinį, tą protarpinį badavimą, tai vadinasi, ryte pavalgai, ten 15 valandą, sakykime, pietus ir 18-20 valandų palikti organizmą valytis ir tikrai pamatysite, kaip tuo momentu
kaip galima padėti ne tik tai tokiam sudėtingam riebalinio audinio ir svorio korekcijai, bet ir celiulitui. Ir pagerinti, atstatyti naujas ląsteles, tame tarpe ir kolageninės ląsteles. Kokios dar gydomosios priemonės? Aš manau, tų priemonių jūs jau galbūt išnaudojote ir pritaikėte savo įvairiausių. Dabar spa centruose labai atsidarė daug ir pasiūlų, yra limfodrenažinį masažą, apie limfą ir masažus esu išaiškinusi, yra irgi leidžiami tam tikri skysčiai į paodį, mezoterapija, kūno įvyniojimai, ką Laura minėjo, vakuuminis masažas, riebalų nusiurbimas, lazerinė poodinio audinio korekcija. Tik tai teko skaityti, kad po tų lazerinių ir tokių intensyvių, kurių jau yra intervencijos į patį podį, reikia būti labai pas sterilioj, švarioj aplinkoj, kad atliktų profesionalai ir po jų visas nuorodas laikytis, kad neįvyktų papildomų problemų odos uždegiminių procesų ar pažeidimų. Taip pat yra ir farmakologinės priemonės, tokios, kurios plečia kraujotaką, tai yra nikotino amidas, nikotininė rūgštis, ksantinai vadinami. Yra retinoidai, turbūt visi žinote, kad jaunystė ir atstatymą ir odos tam pleiskanojimą ir ypatingai prie raukšlių moteris mėgsta įvairias retinolio kremus ir priemonės pieno rūgštis, tai čia visiems turbūt puikiai prieinama ir suprantama. Augaliniai preparatai, toks kaip buvau nustebusi, kad šafranas yra ypatingai rytų medicinoje taikomas, citrusiniai ir spygliuočių eteriniai aliejai, kurie skatina ir aktyvina kraujotaką, cinamonas kraujotaką aktyvina ir ląstelių atsistatymą. Turbūt žymiai daugiau, galbūt ir pačios naudojate, man būtų įdomu, kokios jums efektyvios odos kosmetinės priemonės, kokias jūs žinote. Aš čia vieną tik tai noriu pademonstruoti, kad yra toks lipoma kremas, kai susidaro tokie riebalinių sankaupų guzai lipomos. Dažnai tenka klausia moteris, kaip jas išnaikinti ir kas čia susidaro, tai pasirodo, tos kremus įeina imbiras ir šafranas, natūralios medžiagos, būtent asmeniškai esu suradus Dragon Time tokią eterinių aliejų kompoziciją, kuri tikrai efektyvi, kavos tirščių panaudojimas, žalio molio aplikacijos, kada čia yra visa schema nurodyta ir dar šitą sutepta įvyniojam į celofaną, tai išlaiko ir detoksikuoja, ir apvalo visais priedais kompoziciją. Be abejo, noriu priminti ir parodyti, kaip vyksta galūnių limfos masažas, kaip svarbus yra kirkšnio sritis, kur yra limfmazgiai. Čia būtina susiaktyvinti limfmazgius tik tada ir suaktyvinti limfmazgį, kuris yra pakinklio srityje, čia svarbios zonos, ir tik tada atlikti tuos linijinius nuo viršaus pradedant, einant į apačią, vis kylant šitą limfinę sistemą suaktyvinti. Čia parodyta iš priekio, iš nugaros ir tos mūsų probleminės vietos, kur susikaupia, kur galima ir panaudoti papildomas priemonės, tai yra limfos aktyvinimas ir kraujotakos ir celiulito pagalba su vakuumo terapija, injekcijom. Žodžiu, tų priemonių tokių ganėtinai populiarių ir prietaisų įvairiausių masažams, ir yra suleidžiami skysčiai, kurie padeda suardyti ir paskui atsistato tos kolageninės skaidulos, tas jungiamasis audinys.
Ir kolagenui praturtinti yra produktai, tokia indiška amla, kas lankėsi Indijoje, čia toks agrastas labai aktyvus, avokadai, žodžiu, riešutai, mūsų jau žinoma lašiša su omega 3 prieš uždegiminę mitybą turi, vaisiai daržovės, kas be ko, ir aišku kolageno arba mūsų tie vadinami buljonai arba kolageno papildai. Yra įvairiausių rekomendacijų, ką mes galime pasidaryti. Pats naujausias celiulito gydymas labai sutampa su mano buvusia paskaita apie melatoniną. Būtent infraraudonųjų spindulių, saunos, lempos, ta vadinama fotobiomoduliacija, kada spinduliai atėję į kūną pakeičia mūsų struktūrą audiniuose, būtent ląstelių mitochondrijose pagamina melatoniną, kuris yra stipriausias antioksidantas ir kurio pasigamina žymiai daugiau negu mūsų konkurežiniai liaukai naktį. Čia būtent veikia saulės šviesos infraraudonieji spinduliai, kodėl mes aktyviname būti lauke, pasitikti saulėtekį, saulėlydį, kada yra tų infraraudonųjų spindulių yra daugiausia, apie 50% šviesos spektro yra infraraudonieji, tas buvimas lauke labai svarbu. O aplamai, ko reikia mūsų odai? Oda sudaryta iš riebalų ir baltymų, aišku, būtent šitų maisto medžiagų ir reikia, nes ląstelės membranoje yra riebalai, tas pats cholesterolis yra, cholesterolis susijęs su tulžies gamyba, kad pasisavinti riebaluose tirpius vitaminus, o žinote, odos pagrindinis vitaminas yra A, E, D ir K. Ir tas pats cholesterolis reikalingas ir hormonų gamybai. Vitaminas A epidermiui, dermai, kolageno gamybai, žinom, vitaminas E antioksidantas prieš randėjimą, apsauga net nuo ultravioletinių spindulių, vitaminas C tai jau tikrai kolagenas nesigamina be jo, ir visi produktai nurodyti. Ko labiausiai bijoti? Labiausiai bijoti, kaip ir aptarėme iš pat pradžių, kad tai yra angliavandeniai, tai yra cukrus vadinamas, kuris sukelia glikaciją, tai būtent bulkutės, bandelės, ypač riebalai susijungia su cukrumi, baltymai susijungia su cukrumi, pasirodo greito maisto, vaisvandeniai, gazuoti gėrimai, druskos perteklius, alkoholis, nikotinas, kofeinas, viskas mums kaip moterim vis tik tai nepakeliui, ne tik tai mums, bet ir mūsų visai šeimai. Ir štai čia supažindinsiu, turbūt noriu, kad įsineštumėt šitą paskaitos esmę ir naujieną apie ksenoestrogenus arba ksenohormonus. Ksenohormonai dėja yra natūraliai aptinkami arba dirbtinai sukurti cheminiai junginiai. Ir būtent iš visų tų ksenohormonų dominuojantis yra ksenoestrogenas. Kaip aš sakiau, tai yra svetima organizmui kseno, tai yra svetima organizmui medžiaga, bet jinai yra idealiai tokia pat poveikį, jinai patekusi į organizmą, jinai veikia taip pat kaip estrogenas. Jeigu mes turime nuosavą estrogeną ir dar su maistu iš aplinkos patenka papildomas estrogenas, tai tikrai mes turėsime problemą šitų hormonų gausoje. Ir kur mes jų sutinkame? Pažiūrėkite į šitos mūsų sutinkamus, mes žemės ūkyje auginam mums ir grūdinės kultūros, ir vaisius, ir daržovės, ir kasgi dabar apseina be pesticidų, be dirbtinio augimo ir steroidų hormonų gyvulininkystėje. Mes pačios turbūt į šeimą irgi atnešame cheminius nenatūralius kvapus, gaiviname orą tiek tualete, vanduo, maistas plastikiniuose induose,
kur yra bisfenolio, būtent tas ksenoestrogenas, kvepaluose, kosmetikoje, parabenas prie jų priskiriamas. Net nepagalvotumėm, kad mes tiesiog todėl galbūt moteris labiausiai ir turi problemų, nes labai daug kosmetikoje naudojame. Ir tas pats masažui mineralinis aliejus turi stilbeną. Plaukų dažuose yra kadmis, tikrai toks mikroelementas labai keliantis onkologinius sutrikimus ir krūtų, nes visa limfa iš galvos eina į krūtinės ląstą. Netgi ieškodama tų ksenoestrogenų pudra, o pudra sudaryta iš talko, o pasirodo apie 20% išgauti talką naudojamas asbestas ir jo išlieka apie 20% asbesto. Niekada negalėjau patikėti, kad tokį mes galime turėti savo. Asbesto jau visi bijo, stogus keičia ir nerekomenduoja niekur jų jau naudoti šiuolaikinėje mūsų aplinkoje. Aišku, pramoniai, sunkiai metalai, visi žinome, švinas, gyvsidabris, o turbūt mano kartos moteris ir gyventojai tai gaudavom tas gyvsidabrinės plombas, kai kas dar iki šios dienos turi. Ir netgi antibakteriniuose muiluose triklozanas, žodžiu, pavadinimai sudėtingi, bet jie visi yra vadinami, jeigu jie patenka į mūsų aplinką, į mūsų vartojimą, kas dar gali genetiškai modifikuotas maistas. Ir pažiūrėkite, kur jie kaupiasi tie ksenoestrogenai, kaip ir tie mūsų estrogenai kaupiasi riebaluose. Ir mėsoje, jeigu galvijai buvo šeriami įvairiais kombikormom ir mokslininkai teigia, kad gali būti 6 rūšių sintetiniai hormonai ten įdėti, ne tik augimo hormonai, apie kuriuos mes žinome, ne tik antibiotikai. Pažiūrėkite veido kremuose, receptiniuose vaistuose, apdorotame maiste, lūpdažiuose, tūno sardinėse, ugniai atsparios medžiagoje, kur baldus aptraukia ir užterštame ore. Praktiškai mes šitą aplinką turime apie ją žinoti ir kiek įmanoma vengti. Ir pažiūrėkite, kas dar darosi, mes patys, jeigu naudojame estrogeną kaip vaistą, į aplinką iš mūsų organizmo jau išsiskiria ksenoestrogenas iš šlapimo ir išmatų žmonių. Ir pereina vėlgi į nuotekas, į vandenį ir vėl grįžta į tą uždarą ratą. Taigi, reikėtų vengti vaisių ir daržovių su pesticidais, gyvūninės kilmės produktų, mėsos, pieno produktų, kurie šerti dirbtiniais augimo hormonais, steroidais. Ir ką daro, kada mes turime per daug ir savų estrogenų, ir tų ksenoestrogenų, tai tiesiog be šansų mums sudeginti riebalus. Ir kinta insulino kiekis, nedidelis gliukozės normalus. Jeigu turime mes idealią situaciją su insulinu, insuliną išskiria kasa ir jisai reikalingas suskaldyti būtent angliavandenius į gliukozę, tai nedidelį kiekį insulinas siunčia į kepenis, kaip į rezervuarą, didesnį kiekį siunčia, insulinas labai išmanus, į raumenis energijai, nes bus panaudotas glikogeno pavidalu, o likusi, jeigu jo dar lieka, tai siunčia į riebalinį audinį. Ir būtent padidėjus estrogenui jau vystosi ir insulino sutrikimai. Taip kad tie hormonai viens su kitu kaip partneriai ir kortizolis jie įsijungia ir visi mums daro tos negerus darbus. Jeigu insulino yra, kai mažiau gliukozės kaupia kepenyse, ir raumenyse kyla cukraus kiekis, čia sudėtingi dalykai ir tada jis kaupiasi riebalų sankaupose, išlieka.
atidedamas, kada insulinas nebeturi kur padėti tos gliukozės, paverčiamas į riebalus, jeigu mes turime sutrikimus. Ir riebalinis audinys gali padidėti net iki 4 kartų. Tai štai kur mūsų būna ta nesėkmė, koreguojant svorį, o ypač jeigu norime to efektyvaus celiulito sukoregavimo. Ir padidėjęs estrogenas, insulinas, kortizolis, kaip aš jau minėjau ir dar kartą pabrėžiu, tai yra tiesiog partneriai sutrikdantis mūsų medžiagų apykaitą, o ypač riebalų apykaitą. Kas gali mus gelbėti? Vėlgi gelbsti mus ta pati gamta, tai yra kryžmažiedės daržovės. Apie jas, jeigu jūs atsiversite, aš jas čia išvardinau, kiek galima, kurios labai mažina estrogeną. Tai pirmoji yra brokoliai ir autoriai teigia, kad brokolių ūgliai yra žymiai aktyvesni, naudingesni negu patys brokoliai. Tai prasiauginti tokių daigų, jie žymiai stipriau veikia į mūsų estrogeno mažinimą. Briuselio žiediniai kopūstai, įvairių spalvų, visokiausių, visų rūšių kopūstai, kalafiorai, garstyčios, ropės, špinatai. Jų sudėtyje yra tokios medžiagos, vadinamos indol 3 karbinolas. Gal ir sunku, bet viską reikia pagrįsti, kodėl tas veiklumas yra. Jis aktyvų estrogeną mūsų organizme paverčia į mažiau aktyvų, mažiau kenksmingą. Praktiškai jį suardo. Ir papildas yra toksai, jeigu ieškosite internete, gal Amazonėje ir kažkur, čia nesidomėjau Lietuvoje, pavadinimas yra DIM. Dinildometilmetanas, jis būtent ir yra tas indol karbinolas. Kada įeisit internete, įvesite būtent tą indol karbinolą arba estrogeną mažinantis papildai. Ir kryžmažiedžiuose dar yra tokia labai veikli medžiaga sulforafanas. Sulfur tai yra siera. Ogi siera jau dabar turbūt daugelis klausytojų jau išsivalėte šiltnamius su sieros, uždegę sieros garus, išsivalėte šiltnamį nuo visokių pelėsių, bakterijų, pūvančių ir pažeistų paviršių. Tai yra pagrindinis dezinfektantas. Jis yra organosulfitinis junginys. Sulfitas tai yra siera, turintis ne tik tai prieš onkologinių, antidiabetinių ir antimikrobinių savybių. Va čia kaip šiltnamį paėmiau pavyzdį. Tai reiškia ir mūsų organizme šita siera yra labai reikalinga, o jinai būtent ir randasi tuose kryžmažiedžiuose. Antiestrogenai, kas prieš mūsų tos estrogenų perteklių dar gali padėti? Kalcio D gliukaratas arba gliukuronų rūgštis. Čia turbūt tas pavadinimas lengviau įsisąmoninamas. Jisai randamas mūsų mėgstamuose obuoliuose, greipfrutuose, vyšniuose, brokoliuose, briuselio kopūstuose, salotose, liucernoje. Yra toksai papildas alfa-alfa, kur tikrai moteris sakydavo labai padeda ten ir chlorofilas, ir magnis, žodžiu, žalialapės daržovės, ten kompleksai yra tų mūsų gelbėtojų. Ir gliukuronų rūgštis būtent jau dirba kepenyse. Ir verčia estrogenus į vandenyje tirpią formą, lengvai pašalinama iš organizmo per tulžį į žarnyną. Ir daržovių skaidulos absorbuoja estrogeną žarnyne. Tai štai prie ko ir čia netgi rekomendacija, kokios tos, ką turime naudoti. Be abejo, vanduo turėtų būti, mūsų vaisiai, sėklos, žalialapės daržovės, čia alyvuogių aliejus, saulėgrąžos, kurios turi vitamino A ir visų kitų, ir labai propaguoja netgi maltos linų, turi liganų, liganai irgi mažina, yra daug tų pasiūlymų mityboje. Ir pagrinde estrogenas yra iš organizmo šalinamas per kepenis ir žarnyną. Be abejo, jeigu turime kepenų suriebėjimą, jeigu turime uždegiminius procesus kepenyse, tulžies nutekėjimo sutrikimus,
tai estrogeno, kaip matėte, tas pašalinimas bus sudėtingas. Ir netgi jeigu žarnyne yra užsilaikęs turinys, vargina užkietėjimai, vėl tas estrogenas iš žarnyno grįžta į kraujotaką, jisai nepasišalinimas su išmatom. Ir per kepenis tulžį į žarnyną, jeigu tik sutriko ir pakito ypač žarnyno mikroflora, o žinote, kad mikroflora yra labai jautri, ypatingai gerosios bakterijos mėgsta skaidulas, vaisius, daržovės ir ta mikroflora gali stabdyti hormonų pašalinimą, jeigu yra blogoji mikroflora. Ir atgal į kraujotaką, kaip minėjau. Gera tulžies veikla pasiekiama, jau mes esame tas paskaitas ir tulžies veiklos aktyvinimo situaciją aptarę, tai yra aktyvus judesiai, diafragminis kvėpavimas, gyvulinės kilmės riebalai iš pačio ryto, kartumynai, atverti tulžies latakos, nes tulžis yra pagrindinis ir priešmikrobinis, valantis žarnyną ir pasirodo kartu su tulžim išteka kepenyse tas dezaktyvuotas estrogenas. Ir žarnyno funkcionavimą be abejo mes įsipareigojam pagerinti visiškai. Kaip aš sakau, pusę porcijos pietų, pusryčių, vakarienės turi būti daržovės, nes be jų tai ne iš tolo. Linų sėmenis, balkšvasis gyslotis ir daug kitų. Ir štai čia ta schema, kur rodo, kad yra kiaušidės, kad yra antinkščiai, riebalinės ląstelės, būtent tas kūne pagamintas estrogenas, jis yra eliminuojamas kraujotaka, veninė kraujotaka ateina į kepenis, kepenyse jis yra detoksikuojamas ir per tulžį išvedamas iš žarnyno. O į žarnyną iš išorės vėlgi ateina tie mūsų ksenoestrogenai ir jie taip pat per cirkuliaciją pasiekia kepenis ir kepenis, jeigu yra sveikos ir medžiagų apykaita aktyvi, gali susitvarkyti su šitais mums nereikalingais iš išorės gautais estrogenais. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti, jeigu nesate dar to padarę iki šiol. O jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos, psichologijos, saviugdos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų sveikatingumo ir psichologijos kursus. Jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą, apie limfinę sistemą, kviečiu jūs pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskienės kursu Kaip aktyvinti limfinės sistemos darbą. Šiame išsamiame 4 valandų video kurse sužinosite paprastus patarimus, kurie namų sąlygomis padės praskiesti sutirštėjusią limfą. Išsiaiškinsite limfos tekėjimo kryptis ir kaip savarankiškai atlikti savimasažą namuose. Tai padės sumažinti celiulitą, paskatinti limfos tekėjimą ir pagerinti savijautą. O jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video paskaitų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.